Sveiki kolegos. Kągi, kaip matot, mano rankose naujasis Pulsar Telos termovizorius, kuris keičia visiems gerai pažįstamą Helion 2 XP50 Pro modelį. Pakalbėsim apie šio prietaiso pliusus ir minusus, perspektyvas ateityje ir be abejo palyginsim su visiems gerai pažįstamu Helion 2 XP50 Pro. Kągi, dabar trumpai apie pliusus. Pirmas dalykas tai ergonomika. Na, čia jau būtų sunku nesutikti, sakant, kad šitas prietaisas geriau guli rankoje negu Helionas. Manau, čia ginčytis net neverta. Ir pagaliau kairiarankiai turi lygiai taip pat tą patį patogumą kaip ir dešiniarankiai. Kaip matot, šitą dirželį, o tai paėmus galima persukti kairę pusę. Okuliaras į kairę, dangtelis nusiema tokiu paprastu judesiu, čiukšt, persidėjai ir prietaisas yra skirtas kairiarankiai. Kalbant apie minusus, yra keletas niuansų, kuriuos noriu būtinai paminėti. Pirmas dalykas, nežinau kas sugalvojo, bet čia yra LED lemputė, kuri šviečia žaliai. Jinai indikuoja, ar prietaisas įjungtas, išjungtas, įrašinėt video, jūs neįrašinėt. Viskas kaip ir fainai, neskaitant to, kad naktį kol kas šios lemputės išjungti nėra kaip ir jinai šviečia gan neblogai. Dar vienas dalykas, naujas dangtelis, kuris va taip fiksuojasi. Viskas kaip su juo kaip ir fainai, bet nežinau, ar jisai realiai ilgai laikys, nes man atrodo, kad va šitoj vietoj gali būti, kad bus nulaužta, nors gal aš ir klystu, bet kol kas senesnio Heliono dangtelis guminis man patiko labiau. Teko pabendrauti su Pulsar komanda ir jie mane patikino, kad su sekančiu programiniu atnaujinimu bus galimybė išjungti būtent tą žalią LED lemputę ir artinimo funkciją nusistatyti ant bet kurio mygtuko. Galbūt norėsit kažkas palikti ant šitojo artinimo žiedo, bet bus galima pasikeisti. Tai, sakykime, tie minusai kol kas jie yra, bet ateityje jie kaip ir turėtų išsispręsti. O dabar kviečiu pasižiūrėti į vaizdus, kuriuos pavyko užfiksuoti miške, nes turėjau galimybę kelias dieneles pasiimti Telo su savim į medžioklę.
Visų pirma, norėčiau paminėti, kad yra sudėtinga nustatyti taip, kad abudu termovizoriai rodytų vienodai, bet iš šio pavyzdžio gali matyti, kad telos turi didesnį dinaminį diapazoną, jeigu taip teisingai išreiškus. Žolėje yra žymiai daugiau detalių negu Helione ir jeigu įsižiūrėti į šio klipuko pradžią, ant mano nugaros drabužių matosi daugiau šiltų ir šaltų atspalvių. Kągi kolegos, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi atsakiau rūpimus klausimus. Naujasis Telos, kaip ir minėjau, keičia Helion Pro modeliuką, tai bet kokiu atveju šie prietaisai, manau, greitai bus ir pas medžiotojus rankose, galbūt bus proga jums paimti ir pasižiūrėti. Kaip visada, linkiu gražių akimirkų medžioklėse ir iki pasimatymo kitą kartą.